Labadiena. Šiandien Autopretenzija lankosi Alytuje ir kalbiname buvusi mūsų klientą Artūrą Šarką. Sveiki. Papasakokit, Artūrai, kokia jūsų automobilio istorija? Gavosi viskas labai paprastai. Pas vienus žmonės padėdavau kaimo turizmo sodyboje. Ir gavosi taip, kad vairavau automobilį Hyundai Santa Fe ir man jisai labai patiko. Ir galiausiai nusprendžiau įsigyti jį. Ir po 5 metų galiausiai pavyko užsidirbti pinigėlius, įsigyti, nes tai buvo svajonė mano. Nuvažiavau į Kretingą, su žmogum kalbėjau, tai buvo įmonė ir tas automobilis man labai patiko. Aš jo klausiau, ar neužkals variklis, sako, jei tu taip šnekėsi, tai taip ir užkals. Ir kadangi gavosi taip, kad aš nusipirkau tą automobilį, jie pravarė technikinę. Tiesiog įtarimas buvo tuo, kad rankinis neveikė, o pravarė technikinę, labai įdomiai iš tikrųjų, ir lemputės kelios nedegė. Nieko tokio, rankas turiu susitvarkysiu ir galiausiai grįždamas į Alytų, kaip ir viskas tvarkoj. Automobilis važiavo 2 mėnesius ir 21 dieną, galiausiai buvo taip, kad pas draugus nuėjau, automobilį palikau pusvalandžiui, negesintą ir užsidegė tepalo matuoklė. Ir pagalvojau, gal čia nieko tokio, normalu yra, nes apsukos nesukilusios, niekas nieko, gal tai čia nieko tokio. Ir galiausiai bevažiuojant pradėjo klaksėti variklyje ir į servisą nuvažiavus pasakė, kad automobilis baigė užkalti. Ir susisiekiau su įmonės būtent iš ten, kur pirkau automobilį, paklausiau apie šitą situaciją, ką man daryti toliau. Pasakė, kad jūs automobilį nusipirkote ir jum patiems reiks remontuotis. Vis dėlto daug neuždirbu pinigų, prašiau pagalbos, siūliau, kad 60% apmokėti savo pinigų, bet taip gavosi, kad jisai nesutiko, jis mane siuntė ant kelių raidžių, taip toliau. Ir galiausiai Facebook'e sužinojau, kad toksai Vytautas Vyzas, gyvenantis Kaune, remontuoja automobilius, būtent Hyundai Santa Fe. Ir aš jam parašiau šią problemą, jisai žmogus apsiėmė, atsiuntė tralą, nusivežė, servise pradėjo jis tenais nusiminėti viską, ką reikia. Ir galiausiai taip gavosi, kad pamatė trūksta varžtų, trūksta varančiosios žvaigždutės ir suprato, kad ta mašina yra remontuota. Nes kadangi man pasakė pardavėjas, kad jinai grįžo savo eiga, nors prieš tai žinutėje buvo rašęs, kad jisai pirko Tauragėje, o ta mašina buvo iš Prancūzijos. Ir galiausiai mes pradėjom susisiekinėti su juo, bet jisai nesileido į kalbas, kreipiausi Facebook'e būtent, pagalbos iš žmonių, gal kažkur kažkas kažką pasiūlys mums, pagalbą kažkokią, viską. Ir gavosi taip, kad galiausiai vienas žmogus parašė, kad padėjo Skaivai, būtent iš radio televizijos. Taip. Jo. Ir galiausiai taip gavosi, kad tas žmogus buvo Ramūnas. Aš tam žmogui parašiau, jis man davė kontaktus, viską, aš ten pradėjau bendrauti, viską. Pasiūlė viską surašyti, tik 100 eurų. Ar tu išmesi ten, ar ten, tik 100 eurų. Tai čia nėra labai dideli pinigai. Pasisiūlė, padariau viską, pradėjom rašyti, pradėjom viską. Ir galiausiai kreipėmės toliau, rašėme jam laišką, išsiuntėm visus įrodymus. Galiausiai viską užfiksavom, ką turėjau, tai būtent nufotografavęs būtent tos valstybės pasą, iš kur tas automobilis buvo pirktas. Lapas būtent pardavimo, kuris buvo irgi kaina nurodyta, bet kadangi tas žmogus slėpė mokesčius, melavo, teko visus įrodymus pateikti. Pateikiau įrodymus, galiausiai mes jam parašėm laišką, jisai atsakė, kad jokių pinigų nemokės, išlaidų nepadengs ir taip toliau. Antro laišku mes siuntėm visus tuos įrodymus, kad gavosi taip ir galiausiai mes norėjom tuos įrodymus pateikti, jie pasisiūlė, kad gali variklį paimti, remontuoti, tvarkyti patys ir viską sugrąžinti ir taip toliau, bet mes nesutikom. Mes prašėme apmokėti išlaidas, nes pardavėjas vis tiek galėjo mane toliau apgauti, tempti laiką, bet kadangi taip nesigavo, gavosi taip, kad mes dar jam parašėm, jisai atsakė advokato būtent vardu, nors ten nebuvo jokio advokato, jisai rėmėsi, kad jis pats advokatas, cirkas.
Ir galiausiai gavosi taip, kad reikėjo labai stipraus tokio užlaikymo, kad sužinoti, iš kur automobilis iš tikrųjų atkeliavo, iš kokio žmogaus. Galiausiai suradau tą žmogų, būtent jo vardą, pavardę. Ir gavosi taip, kad tas žmogus parašė visą istoriją automobilio, kad tas variklis buvo užkalęs ir kadangi grįžęs į Lietuvą, jie suremontavo per mėnesį laiko ir man po to mėnesio man pardavė, nors nieko nesakė, sakė, kad grįžo savo eigą. Likau apgautas ir taip toliau. Bet kadangi sužinojo šitą informaciją, būtent visą tą eigą padėjo man Vytautas Vyzas, gyvenantis Kaune ir užsiimantis automobilių remontu. Jisai žmogus, pats direktorius, padėjo visą šitą painiavą surašyti ant lapo, rašėm tekstą, siuntėm į Prancūziją, vertėm laišką prancūzui, parašyti laišką, atsiuntėm mum atsakymą, nusiuntėm tam prancūzui. Žmogus aprašė viską ir galiausiai mes gavom visą atsakymą ir mes sužinojom kraupią tiesą. Tada galiausiai tas žmogus įsigandęs viską, jisai mums sutiko apmokėti visus tuos pinigėlius, atsiųsti išlaidas, visas padengti ir taip gavosi, kad viskas kaip ir gerai. Tai dabar sakykit, automobilis suremontuotas ir jūs juo naudojatės, Taip, automobilis suremontuotas. Tai ką veikėt su tuo automobiliu? Ar naudojat tik tai savo ar ir darbui? Šiuo metu važinėjuos, džiaugiuosi, tai va. Ir kai žmonės sako dažniausiai, kad prieš įmonę neįmanoma nieko laimėti, viskas įmanoma. Tai reikia žmonių detaliai išklausinėti, kad jie pasirašytų, kad jie neslėptų defektų ir visada rašykite pilną sumą. Visada rašykit pilną sumą, nes įmonė visada norės tą automobilį susigrąžinti. Jeigu automobilio kaina 4000, jūs užrašysite 2000 eurų kainavo automobilis, jie jums sumokės 2000 ir jie automobilį pasiims, o kitų jūs neatgausite, nes nebus jokių įrodymų. Taip, ačiū labai jums už Prašau. informaciją.